Paržengus grūdis lengsti, gamto prasided pats tamsiausias mets. Saulė tik retsykę švystelė pažemį, nusidriekia ilgi, pamiekliški šešėlė. Prasideda advents, tylaus susikaupimą, ramybės ir laukimą mets. Tai pats gražiausias, paslaptingiausias ir prasmingiausias prieškalėdinis laikotarpis. Tai geriausias laiks mums stabtelėti, susimastyti, apsivalyti. Moteris nupindavo advento vainiką iš eglės arba pušį šakų. Į katron būdavo įstatomas 4 žvakės. Pirmą advent sekmadienį uždegama vyno žvakė, o antrą sekmadienį antruoji, trečią sekmadienį jau deg 3, o paskutinį sekmadienį prieš kalėdas jau deg visas 4 žvakės. Pirmoji žvakė pranašo arba vilties žvakė, antroji Betliejaus arba visiems skirta išganymo žvakė, trečioji piemenų, ketvirtoji angelų arba meilės žvakė. Advento vainikas simbolizuoja amžinybę, ištikimybę Dievui, atgailą ir viltį, bei džiaugsmą dėl gimsiančio kūdikėlio Jėzaus. Advento vainikas tai himnas gamtai, kad atgyn, kad atrodo, jog viskas turėtų numirti. Tai himnas šviesa, kad nugal tamsą. Per adventą stengtas neįžeisti protėvių vėlių. Žemaitijoje nuo senų laikų buvo gauja advento tradicija, kad nutylant dainas, vakaras jauniems vengt triukšmingų pasilinksminimų. Daugelis papročių atėjo iš tų čiesų, kad buvo tikima, kad tamsiausių ir niūriausių laikų atkeliauja mirusių vėlės. Tikėta, kad sutemus anuos vaikšto po namus. Ypač negali nieka dirbti po vidurnakčio, nes piktosios dvasios gal nugalabyti žmogų. Advento vakaras žmonės dirbdavo tik lengvus darbus. Moteriškas verbdavo, vyras sukdavo iš kanapių virves, taisydavo pakinktus, o gūdžias vakaras senolė pasakodavo vaikams apie sutiktus vaiduoklius, velnius, šnekėdavo įvairius baugius dalykus, mažieji bijodavo net gultėti. Advents buvo siejams su tam tikras draudimas. Draudžiamų darbų sąrašas gana ilgs. Negali dirbti jokių darbų susijusių su sukimo judesiu. Negali kirpti avių, negali malti girnom, negali kapuoti malkų. Tikriausia, ta buvo vengiama sutrikdyti gamtos ciklą susijusiu su saulėgrįža. Moteriškas vengdavo per adventą plėšyti žąsų plunksnas, piltenas į puoduškas, kad pavasarį varnas neužkapuotų kontekis ir rėtusių žunsyčių, vanaganų neišnešiuotų. Išimti darydavo tik tuomet, jeigu naujos puoduškas reikėdavo jaunuosis kraičių. Per adventą nieks nekirpdavo avių, kad augusi vilna šiurkšti nebūtų ir kad nebūtų trumpa, nes tokie vilnai dikčiom sunkia verpti. Adventą metu visi laikydavos pastininką. Senesnės čiesas pastininks būdavo sunkus, sausas ir jūts. Sausas pastininks tai visiškai susilaikyms nuo belekokį valgymą į gėrimą nuo pat rytmetį ligi vakarą. O jūts pastininks tai susilaikyms nuo pienišką į mėsišką valgymą visą dieną. Vakams iki 7 metų, senuoliams ir ligoniams pastininkauti nereikėdavo. Vakaras visi susirinkdavo trobon, įsėsdavos prie stalą, giedoti adventą giesmių. Dažniausia buvo giedama karunka. Da senolių senolė sakydavo, kas gyst, tas dvigubą meldas, o jūlap, kad lietuvė visuomet garsėjai pamaldumu. Na veltui močiutės į promočiutę sakydavo Lietuva, Marija žemė.
Kūčių dieną visi vengdavo pykčiai barnių. Tačiau pasiruošims kūčių vakarinė nebuvo lengvas. Didžiausias krūvis tekdavo moteriškom. Moteriškų darbs būdavo iššluoti, išplauti kambarius, paruošti šeimyną maudynėms, pasigaminti visokiausių pastininką valgių. Ton dieną būdavo keitama patalinė, baltinė, tvarkomas trobas, valomi longa. Kūčių dieną vaką puošdavo eglutį. Eglutis puošdavo su vobula, su riešutas, kunkuorėžės, saldainės, popierinės paukštukas, šiaudas. Riešutas simbolizuodavo vaisingumą, buvo tikima, kad ant jį uždeg meilį, stiprint vertybinius ryšius. O vobulas reiškia veselį ir šeimos pagausėjimą. Mūsų gaspadinis visas čiesas buvo išradingas. Par pastininką 4 sykius per dieną maitindavo šeimyną be mėsos, bet skirtingas ir skanias patruovas. Kūčioms gaspadinis ruošdavo 12 patiekalų, neskaitant gėrimų ir mirkalų. Kūčių vakarinė nieka nekepdavo taukūsi, naudodavo aliejų. Ant kūčių stalo visada būdavo medaus, duonos, stiprybės simbolių, vobulų, riešutų, katrie nešdavo meilį, ir spongulių, katruos apsaugodavo nuo priešų, taip pat silkis ir žuvys. Nolup silkį gaspadin supjausydavo gabalukas, užpildavo semenų aliejum arba kepdavo tešluo. Žemaitė mėgdavo paskaninti silkį įsūdytas grybas. Darydavo cibulinį, katra naudodavo silkių galvas. Iš pradžionis iškepdavo ant unglių, paskiau sutrindavo, užpildavo verdunčių vandeniu ir nukuoždavo. Skystį da paskanindavo su cibuliam, su pipiras, botov ir cibulinį. Nė vienas kūčias neapsivedavo be prieskučių, pas mūsų vadinam kūčiukas. Ani kepami iš kvietinių miltų, su agūnom, paprasta įblieka po pečiom ir jau galim valgyti. Ant stalas šeimininkės padėdavo virtų žirnių ir popų. Kartą žirnius apkepdavo su semenų aliejum arba su cibuliem. Šilalės krašte ypač populiarūs patiekalai iš kanapių. Gamindavo spirginį. Kanapių sieklas tol kaitindavo patelnėje, kol susproginėdavo lubelis. Tada nusutrindavo, apibarstydavo druską ir valgydavo su karštom virintom bulbėm. Mūsų krašte da gamindavo nepaprastą patiekalą iš kanapių – meško šūdok. Iš akys dedi duonos minkštimą, į tarkų į vobulą, žiopsnis spragintų kanapių ir surubulioji kunkoliukus. Va tau į meško šūdoks. Kudė visko dedam iš akys, tap skaniau. Panašiai gamindavo į čiolkį, tik vyto vobulą dėdavo tarkūtą cibolį. Čia jau vyram gardėsis, bet galim į vakams, ypač nukirminų. Buvo mėgstams ir agumpinis, katron vartuoji ką pošpilą ant kūčiokų arba miltinių kleckiokų. Iš pradžių nuplautas agūnas dėdavo į grūstuvą ir sutrindavo, tada užpildavo virintų vandeniu ir išmaišydavo. Gautą masį nukuoždavo, išspaudus dasyk užpildavo vandeniu, tokiu būdu pasigamindavo agūnpinį. Stals būdavo uždengams baltą staltiesę, puona pakloja mašina, uns primindavo, kad Kristus gimė ant šyną. Pačiam stalo viduryje plotkelį, kitaip da vadinam kalėdaitis arba Dievo dūna, ba katros neįsivaizduojams kūčių vakarienį stals. Ta vakarienė įkupina ypatingų ženklų, paplotėlį laužimų, mes tarsi parodam, ką esam dūna viens kitam. Par kūčias būdavai prisimenami į tie, katrų jau nabė, anims būdava padedama po lėkštelį. Pasakojama, kad kūčių vakare net šolinių vundų pasidarydavo saldus, bet viskas priklausydavo nuo tuo, kada uns kaštavojams. Jie laiku nepataikydavo pakaštavoti, pats esi kalts. Pasisuotinėn visi namiške tarsi atgydavo,
nes prasidėdavo įvairiausių būrimą. Iš po staltiesės būdavo traukiami šynas stiebuką. Kieno rankos stiebuks būdavo labiausiai šakots ir ilgs, manyta, kad tas ilga gyvens ir bus turtingas. Jeigu mergelka ištraukdavo duobelų lapok, vadinas, kitas metas sutiks savo mylimui. Ištraukęs veksvą jaunuolis galėjai tikėtis, kad bus tvirts. Po kūčių vakarinis mergelka sėdavo malkų. Parsinešusias glėbį skaičiuodavo pagalus. Jie skaičius porinis, ta ženklas, kad retą ištekiesi, o jie naporinis, tada vienus metus teks mergauti. Kūčių vakarą, išėjusias į kymą, anos klausydavos, kur luo šunis. Katrame kyme šunis narimst, iš tos pusės ir atvyks piršlė. Parpetį merginas į duris mesdavo apavą. Jeigu tas bats atsisuks nuosėmi duris, tada tas metas būtina ištekės ir išės iš tų namų. Būdavo buriama ir į šaltą vandenį lašinant lydytą vašką. Pagal susidariusias figūrėles buvo spėjama, kas lauk kitas metas. Taip pat buvo manoma, kad kūčių vakarą gyvulė šneka žmonių kalbą. Tačiau senuoliai įspėdavo jaunimą, kad netų į tvartą klausytis. Jie tik gyvulė pajus, kad kažkas anų klausos, kitas metas tvartina bus juoki garsą, ne žirgų užvengimą, ne avių bliovimą. O kalėdų rykmetyje gaspadorius nuneždavo į tvartą, nuo kūčių stalą likusi šyną, vištoms paberdavo virtų žirnių, akvičių, kiaulėms atidūdavo vertas pupas į valgių likučius. Noriu padėkoti visiems, kad šiandien čia susirinkot prie tokio gražaus kūčių stalą. Palinkėti jums visiems ramybės ir gražią sutikti ateinančias šventės, linksmų šventų kalėdų. Advents ramybės, susikaupimą ir apmąstymų metas. Tegu didžiausių metų švenčių laukime užsimiršt visi rūpestė, palikt liūdesys, o keturi pagrindinę gyvenimą lydintis dalyką – viltis, tikėjimas, ramybė ir džiaugsmas – tegu tamp jūsų kasdienybė. Branginkiam vieni kitus ir tai, konturam, ir nepaliaukiam tikėti stebuklas, kad rydara mūsų pasaulį šviesesnį. Sutikėme šias šventes kaip proga dalintis gerumu, jaukias prisiminimas ir dėkingumu už viskon, kas nutika šitas metas. Tegul ateinantis metą dovanos sveikatą, artimųjų meilį, ir būn dosnus geras darbas, kupini darnaus bendravimą ir turtingi sėkme.